Rytas visus su gruodžio 1 diena. Finally, žiauriai laukiu viso to kalėdinio mūdo, nes kol kas dar nesu užsivedus kalėdom. Ir labai noriu užsivesti, nes tai yra geriausias jausmas ever. Bet jo, aš pavalgiau, nuėjau į dušą ir dabar noriu susitvarkyti, net baisu parodyti, didžiausią kambario betvarkę. Ir tada turėsiu ruoštis fotosesijai, nes vakar su Adrija sugalvojom, kad why not, trūksta Instagramui nuotraukų. Look at this. Žiauriai blogai. Bet pradėsiu nuo to, kad visus drabužius, kuriuos dėsiuosi fotosesijai, visus outfitus persinešiu į kitą kambarį ir susitvarkysiu drabužius ant kėdės ir spintoje. Susitvarkiau spintą ir drabužius ir dabar noriu susitvarkyti lovą, nes aš darausi fake tan. Ir tai jo, reikia pasikeisti šitą patalynę. Very aesthetic. Žodžiu, dabar realiai reikia susitvarkyti stalą, bet aš noriu bent jau pasidažyti ant greičio ir tada tik tais susitvarkyti, nes kai aš dažysiuos, tai tada dar labiau viskas išsivers ir nebus nieko geriau. So, einam dažytis. Šiandien labai nesijaučiu makiažiškai. Does that make sense? Ne. Tikrai žiauriai tingiu. Gerai, bet jau susitariau, nes reikia. Aš labai dažnai pradėjau naudoti foundationą kaip concealerį, nes jo atspalvis man labiau tinka. Ir pakankamai užmaskuoja gerai. Taip pat pastaruoju metu pradėjau naudoti irgi foundationą, pudrą kaip concealerį, nes aš susimaišau 2 pudras ir tiesiog gaunasi puikia spalva mano veidui. Jūs pažiūrėkit, visi plaukai va čia va viršuje išdžiūna tokie pakankamai tiesus, jie tik po to savaitės vidury susigarbanoj ir tada galiniai plaukai. Kas tau negerai? Tu nori būti išskirtinis, aš nesuprantu. Tu nori būti išskirtinis. Bet atėjo laikas concealeriui. Gerai, ne concealeriui. Žodžiu, naudosiu PSS foundationą. Shit, per daug biškį. Užsitepsiu. Ir tada pasiimsiu Revolution Super Serumą. Tada išsimaišysiu. Ir tikėsiuos, kad bus tinkamas atspalvis. O, jėzau, biškį per daug pritepiau, ne? Bet noriu šiandien tokią biškį glowy makiažą. Ne tokio matinio, bet tokio glowy. Šepetėlį pamečiau. Radau. Pasidažysiu ir grįšiu pas jūs.
Aš dabar supratau, kad aš visiškai nepasižiūrėjau, ar fotoaparato baterija yra pakrauta. O greitai Adrija atvažiuoja. Aš labai tikiuosi, kad pakrauta. Bet tai klausiu. Amazing. Amazing. Žodžiu, dabar geriam kakavą, biškai žiūrimės nuotraukas. Ir važiuosim į miestą tikriausiai. Kodėl taip? Mes spėsim! Žodžiu, apsirengiam. Kaip čia pasakius, ar mes apsirengiam? Žodžiu, mes esam prie Soboro. Šalta. Ir mums dar reikia nusirengti, kad pasifotkint. Ko mes tik dėl nuotraukų nepadarom, ką? Tai mes radom vietą. Bet... daug žmonių to. Pirmas fotošiutas išėjęs, sakyčiau. Jo, šiaip šalčiau buvo... šalčiausia apsirengti striukę, ne tai, kad nusirengt, bet apsirengti. Bet žiūrėjau, dabar einam į kitą vietą fotkintas. Būtų gerai kažkaip nueit sušilt ir tada vėl išeit. Į Šilą galim nueit pasivaikščiot, kad nereikėtų nieko pirkti. Bet nuotraukos geros. Nuotraukos tikrai geros. Žiauriai šalta. Nes tokias nesveikas. Žmonės eina ir galvoja, kokias mes debilės. Žodžiu, šiandienos diena tokia. Važiuojam namo. Einu ruošti išmiegot. So, ačiū, kad žiūrėjot. Čia.